kas iš tiesų slepiasi už perdėto disfunkcinio noro turėti daug pinigų, daug valdžios. Ir pabrėžiu, kad norėti daug pinigų nėra blogai, bet aš kalbu apie iškreiptą modelį. O už to dažniausiai slepiasi atstūmimo žaizda. Tie, kurie užaugo toksiškose disfunkcinėse šeimose, kur meilę reikėjo užsitarnauti, kur tu nesijautei, kad esi vertas vien todėl, kad esi. Ir tuo pačiu, kur pamatiniai baziniai poreikiai nebuvo patenkinti, iš ten susiformavo atstūmimo žaizda, kad aš esu netinkamas, aš esu nereikalingas. Ir paskui suaugus, nesupratus šitos žaizdos, tada bandome šitą žaizdą užpildyti toksiniais disfunkciniais būdais. Nes kaip vaikas tu neturi susiformavusios vidinės patvirtinimo sistemos ir tavo patvirtinimo sistema yra išorėje, tai yra tėvai. Ir jeigu tėvai tau neduoda to patvirtinimo, neduoda to priėmimo, tai tu paskui ir suaugęs to patvirtinimo ieškai per išorę. Ir kad tai pakeisti, turi ne per išorę bandyti rasti savo patvirtinimą, bet iš tiesų atsisukti į savo vidų ir pats duoti savo patvirtinimą, kad esi vertas ir esi reikalingas.